Labadiena. Šiandien Lauryno Ivinskio gimnazijoje vyksta stadiono atidarymo šventė. Stadiono atidarymu džiaugiasi ne tik visa klik bendruomenė, bet ir atvykę garbūs svečiai. Pas tave ateinu, kaip birželio saulė eina mėgti pietų. Slepiamės nuo vėjo, kur nuves giliai mus. Šokiai pasiklydę, nebėra namų. Bodalėlė yra tavo nenuspėjamumas. Laikas tapo įrankiu, sakai nuleidus lūpas. Dar naktis nesibaigė, veduos tave į rūmus. Spindulys įsiveržė ir pavirta į dūmus. Ką jūsų nuomonė šis stadionas reiškia mūsų mokyklos bendruomeniai ir kokias galimybės jis atvers ateityje? Aš manau, kad pirmiausia, tai yra fizinio ugdymo pamokom begalinė nauda, todėl kad jis atitinka visus higienos reikalavimus, nes prieš metus praktiškai buvo uždrausta mūsų stadione sportuoti. Ir žinoma, kad mūsų Kuršėnų bendruomeniai tai yra vieta, kur praleisti laiką. Dabar, aišku, rudenį nelabai tie vakarai ilgi, bet vasarą jaunimui bus kur susirinkti, kur sportuoti, o tai reiškia, kad daugiau sveikatos, daugiau judesio. Tai manau, kad būsim sveikesni tiesiog turėdami tokį stadioną. Ačiū. Kamštį įspūdą, kurį pravėrė saulė. Kam jį už jo išteka? Nežino niekas, raudė jau mėnesį. Ką norėtumėt palinkėti mokiniams pradedantiems naudotis naujojo stadionu? Linkiu pamėgti sportą, pamėgti šį stadioną. Čia praleisti tikrai daug laiko su draugais, nes sportas, ypatingai komandiniai žaidimai, vienyje draugus, vienyje žmonės, vienyje klases. Ir nuo to visiems tik tais būna linksmiau, būna sveikiau. Žinoma, tik tais reikia pasisaugoti, nepasidaryti savo traumų. Dėkui. Jeigu rytojus neateitų, žinau, kad tu geriausias nuteikęs man dalykas. Ką jums reiškia naujo stadiono atidarimas mūsų mokykloje? Labai smagu, kad Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija tokį stadioną turi ir vaikai galės sportuoti. Taip pat labai smagu, kad šituo stadionu galės naudotis ir ne tik mokiniai, bet ir visa gimnazijos bendruomenė bei Kuršėnų miesto žmonės. Na ir kuri sporto šaka jūsų nuomonė labiausiai prigis šiame stadione? Jeigu galvoti apie mūsų mokyklos mokinius, tai jiems labiau patinka tinklinis ir pikembolas. Bet svečiams tai futbolas ir krepšinis. Jeigu rytojus neateitų, žinau, kad tu geriausias nuteikęs man dalykas. Jeigu rytojus neateitų, žinau, kad tu geriausias nuteikęs man. Kokios jūsų nuotaikos? Labai smagu, įdomu ir laukia šilta, tai pasiruošus. Nuostabios nuotaikos, labai gražu. Smagu, labai įdomi buvo, bet truputuką šalta man, asmeniškai. Jeigu rytojus neateitų, žinau, kad tu geriausias nuteikęs man. Norėtumėte palinkėti mokiniams pradedantiems naudotis naujoju stadionu? Tai be abejo, pradedant naudoti šito puikiu stadionu, tai puikių sportinių rezultatų, aukšto meistriškumo rezultatų, svarbiausia yra masinis judėjimas. Mažiau prie informacinių technologijų, mažiau prie žydrųjų ekranų, daugiau reikia pajudėti.
Ir tada ir mokslai geriau seksis, būsite gražus, stiprus, vikrus ir ryžtingi. Dėkui. Ką jums reiškia naujo stadiono atidarimas mūsų mokykloje? Tai naujos galimybės, kokybė ir šiuolaikiniam pasaulyje yra sukurta puikiai infrastruktūra ir mes turim aukšto lygio stadioną, kur bus galima užsiiminėti fizinę kultūrą ir siekti aukštų sportinių rezultatų. Na ir kaip manote, kokią įtaką šis stadionas turės mokinių fiziniam aktyvumui? Aš manau, kad nemaža dalis pamėgs įvairias sporto šakas ir jų daugiau atsilankys stadione ir pamėgs tą fizinį aktyvumą, mažiau bus prie socialinių tinklų. Dėkui. Norėtumėte palinkėti mokiniams, pradedantiems naudotis naujojų stadionu? Na, visų pirma, tai reikia pasidžiaugti, koks jis gražus. Ir žinoma, ne tik pasidžiaugti, bet nuolat čia ateiti, sportuoti, nes tai labai svarbu ne tik šiandienai, bet ir tolimesniam gyvenimui. Užsigrūdinti, pasiekti, aišku, sportinių pasiekimų ir daug savyje į save investuoti tos gerosios sportinės dvasios. Ačiū. Nepažįstamoj erdvėj, žvilgsnis kaip meškerė tavo akių duobėse, aš pasimetęs laike. Man tavęs nebeužtenka ir matau kažkas stiklinės dugne. Ką jums reiškia naujo stadiono atidarimas mūsų mokykloje? Šitas stadiono atidarimas reiškia labai daug. Tai reiškia visų pirma gerą sporto ir fizinio aktyvumo bazę mūsų mokiniams. Tai reiškia puikias darbo sąlygas mums fizinio mokytojams ir aišku puikias fizinio aktyvumo skatinimo galimybės visai Kuršėnų bendruomeniai. Na ir jei galėtumėte šiame stadione pakviesti treniruotę vesti bet kurį garsų sportininką, ką pasirinktumėte ir kodėl? Tikriausiai pasirinkčiau Austrą Skujytę, kuri galėtų šiame stadione tikrai daug ką parodyti, daug lengvosios atletikos rungčių, tai kviečiau būtent ją. Ačiū. Kiekvieną kartą lūpos žydrus, kaip išsiliejus tarp žemės ir dangaus. Aš tokias nesąmones darau, bet kol neišėjau. Ritasi lašas temple.